matysime persirungime. Persirungime tai jau yra 12 duetas. Į startą kviečiama Gintarė Malinauskaitė, žirgas Grafitas. Šis žirgas priklauso Gintarės mamytė, poniai Silvai Malinauskienei. Na, o Gintarė Malinauskaitė pristatyti žirginio sporto mylėtojams tikrai nereikia. Tai žavi jauna sportininkė, kuri savo ryžtų tiesiog stebina visus aplinkinius ir užkuria. Tiesiog užkuria ryžtingumas šios jaunos žavios sportininkės. Na, o Gintarė atstovauja Lietuvą ne tik nacionaliniuose turnyruose, bet ir tarptautiniu lygmeniu. Žirgelis Grafitas yra 8 metų Lietuvos jaunųjų veislės žirgas nuo Eržilo Granto. Na ir kaip minėjau, žirgas priklauso Gintarės mamai, poniai Silvai Malinauskienei. Po Gintarės matysime Alfredą, toliau Jurgį, Eveliną, Laurą, Godą, Jūratę. Let the show go on with YouTube Mix. Gintarė Malinauskaitė, Grafitas.